Lietuvai būtina politinė jėga, kuri aiškiai pasakytų Lietuva pirmiausia. Jėga, kuri vienytų visus, kam svarbiausi Lietuvos, o ne kieno nors kito interesai. Mūsų tikslas – mažinti supriešinimą šalies viduje, prasidėjusi COVID krizės laikotarpiu. Supriešinimas ypač išryškėjo, kai Rusijai užpuolus už Ukrainą, tuo pasinaudojo savanaudiškos populistinės partijos, pradėjusios naudoti šitą agresiją savo tikslams politiniams. Lietuvai yra iškilusi egzistencinė grėsmė. Nepakeitus krypties, tik laiko klausimas, kada liksime mažumą savo tėvynėje. Prisimenate legendinį Argentinos krepšininką Skolę? Tai vienas iš paskutinių mohikanų iš tų kraštų. Dėl to būtina griežta imigracijos kontrolė, aiškios ir tvirtos priemonės remti šeimą ir skatinti gimstamumą. Valstybė pirmiausiai turi rūpintis savais, o ne svetimais. Mokyklose ir žiniasklaidoje turi nelikti genderizmo propagandos. Karinis saugumas – tai tik dalis saugumo. Valstybė, kuri rūpinasi vien ginklais, ji nėra saugi. Panašiai kaip nesaugu važiuoti automobiliu, kuris turi geriausias saugos sistemas, bet yra vairuojamas apsvaikusio vairuotojo. Esminės saugumo sąlygos – tai stipri kariuomenė, NATO partnerystė ir nereikia užmiršti dar svarbesnio dalyko – santarvės šalies viduje ir gerų santykių su kaimynais. Užsienio politika turi tarnauti Lietuvos interesams, Lietuvos saugumo interesams, ieškoti draugų, o ne priešų. Ir jeigu prezidentas sako, kad priešų daugėja, o draugų mažėja, tai yra įvertinimas jo jau 7 metus vykstančiai kadencijai. Turime pradėti nuo apsivalymų. KGB archyvai, KGB bendradarbiai turi būti išviešinti be jokių klausimų. Galbūt, siejant bylas vieną su kita, pavyks sužinoti daugiau, negu tikimės žinodami, kad nemažai jų išvežta į Maskvą. Pernai atliktos apklausos duomenimis beveik 80% Lietuvos žmonių bijo išsakyti savo nuomonę viešai. Ar jūs tokios laisvės siekite, gerbiamas vyskupė, gerbiamas europarlamentarė? Ar dėl to sėdėjote kalėjimuose, kentėjote kagabistų patyčias? Turime žiniasklaidos cenzūrą, kuri draudžiama pagal Konstitucijos 44 straipsnį. Kadaise už cenzūrą buvo atsakingas Glavlitas. Dabar įvairaus plauko gausiai finansuojami faktų tikrintojai. Žiniasklaida apdėta didžiuliais neadekvačiais mokesčiais ir padaryta klusniu šuniuku. Jeigu tik buvo įmanoma, kuri tik įmanoma, kokiu būdu? Per viešinimo paslaugas. Tas turi būti baigta. Juk didžiosios žiniasklaidos priemonės nemažą pajamų dalį gauna iš viešinimo pinigų. Okupantas, jam nepriimtina turi vadino antitarybinė agitacija ir propaganda, o dabartiniai cenzoriai jį vadina dezinformacija.
žiniasklaida privalo būti išlaisvinta nuo pinigų įtakos. LRT turi būti atvira visoms nuomonėms ir tapti vakarietišką visuomenės informavimo priemonę. Iš protėvių paveldėta gamta turi būti išsaugota ateities kartoms. Lietuva turi pasakyti griežtą ne visoms klimato kontrolės organizacijoms. Mes suprantame, kad ES siekis iki kažkurių ten metų tapti neutralia CO2 požiūriu, tai siekis sugriauti ES ekonomiką, kad gamyba būtų perkelta į tas šalis, kurios gamina daugiausiai CO2. Tai yra BRICS šalis. Sudėkime faktus šalia ir pamatysime, kad šita politika labiausiai tikėtina, kad nulemama lobistų iš tų šalių, kurios gamina daugiausiai CO2. Tai Kinija, Brazilija, Indija, Rusija ir Jungtinės Amerikos valstybės. 5 iš vokiškų žemynų. Kartą sovietmečiu kolūkio susirinkimo darbotvarkėje buvo 2 klausimai. Tvarto statyba ir komunizmo statyba. Bet kadangi lentų nebuvo atvežta, iš karto buvo pereita prie antrojo punkto. Panašiai ir dabar. Dienotvarkėje 2 klausimai. Gatvių remontas ir klimato kontrolė. Bet matote, asfalto neatvežė, todėl pereiname prie antro punkto. Lietuva turi pasakyti taip pat griežtą ne pasauliniai sveikatos organizacijai, kurios nekompetencija ir korupcija įrodė koronaviruso krizė. Lobisto finansuojamos pasaulinės sveikatos organizacijos gerovė priklauso ne nuo mūsų sveikatos. Ji priklauso nuo privačių investuotojų pinigų. Tokiomis sąlygomis, ar mes tikime, kad jie dirba mūsų naudai? Aš tai ne. Be abejo, turi būti pasmerktos koronaviruso prievartos priemonės. Turi būti iš pagrindų, o ne kosmetiškai, reformuota teisinė sistema, kad tautai būtų sugrąžintos jos konstitucinės galios, tokios kaip referendumo teisė, įstatymų iniciatyvos teisė ir kitos. Turi būti priimti įstatymai, kad valdininkai negalėtų siautėti nebaudžiami. Būtina panaikinti konstitucinį teismą, nes jis tapo politiniu įrankiu. Teisė atsiskaityti grynais pinigais privalo būti įtvirtinta Konstitucijoje. Žinote, kas parašyta Seimo interneto svetainėje? Parašyta, kad sovietinė Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausioji taryba buvo imitacinis butaforinis organas, nes visus įstatymų projektus nuleisdavo Sovietų Sąjungos aukščiausioji taryba, ir komunistų partija. Aš tik priminsiu, kad ES reglamentai galioja tiesiogiai, o direktyvas valstybės narės privalo perkelti į nacionalinę teisę. Tas pats. Kol pasitikėjau Europos parlamentu, tai nebuvo problema, bet vien per paskutinį mėnesį. Europos parlamentas savo nešvariais batais įlipo į svetimą teritoriją. Jis pradėjo aiškinti, kaip Lietuvai tvarkyti su nacionaliniu transliuotoju ir dar pradėjo aiškinti, žinokit, kad jūsų lytis, žinokit, tokia, kaip jūs nusprendėte. Tuo paneigdamas ne tik sveiką protą, bet ir biologijos dėsnius. Mes pasisakome už Lietuvos suverenitetą ES sudėtyje, tačiau ES privalo grįžti prie pamatinių vertybių, dėl kurių ji buvo sukurta. Ačiū už dėmesį.